Rungtynės Lietuvai geros, tai rezultatas viską pasako, manau. Laimėjom ir gan nesunkiai. Rungtynių pradžia gal buvo šiek tiek tokia nelabai aiški, bet daugiau susitvarkėm gynyboje, kur darėm klaidų pradžioje rungtynių ir daugiau antras kėlinys jau ten, tai buvo sudėliot taškus. Vos pusantros minutės pirmasis žeminimas 5-0, galbūt jau atsipalaidavo iš karto vyrai, galvojo, kad čia bus lengvas pasivaikščiojimas ir gal iš karto... Tai vat, kaip minėjau, tai gal tas pirmi taškai, tie gal taip ir nuteikė kai kurios žaidėjus, nes buvo lengvi taškai. Paskui, vat, kaip ir sakai, kaip ir minėjau, turėjom šiek tiek problemų su gynyba, tai turbūt to pasekoje ir tos problemos ir atsirado. Paskui, kaip minėjau, susitvarkėm gynybą ir viskas susidėliojo į vietas. Tokie kėliniai, galima sakyti, skirtingi, ką ir treneris minėjo, kad pirmas toks gynyba šlubavo, antram jau gynyba buvo gera, bet galbūt ataka šiek tiek buvo prasta. Jo, sutikčiau su treneriu, tai antram kėliny nepasakyčiau, kad ten buvo kažkokių tai atakos problemų. Problemas gal prasidėjo, kai padarėm keletą keitimų, paskui padarėm kaip ir visus keitimus į galo, tai žaidėjai su mažesnė patirtim, aišku, jie daro truputėlį daugiau klaidų, bet kaip minėjau, rezultatas jau buvo aiškus praktiškai pasibaigus pirmam kėliniui, tai mes norėjom duoti jaunimui pasireikšti, pabandyti, pajust paprasčiausiai žaidimą. Ir kaip tas jaunimas nepasiteisino šiandien? Ne, viskas tvarkoja, jaunimas išėjo drąsiai, kurie žaidėjai, turiuomenį jaunesnius žaidėjus, tai visai gan neblogai sužaidė drąsiai ir viskas tvarkoja. Dabar dvejos rungtynės nieko nebelėmė, jau patekot į antrąjį A divizioną, galbūt jaunimui duosit pasireikšti, bandysit gerinti žaidimą, ruošiantis antrajam A divizionui? Jo, ateinančio pavasario ciklas, tai jo, tos paskutinės rungtynės kaip ir nelabai daug ką lemia, bet vis tiek jas reikia žaisti ir būtų malonu ir žaidėjim, ir mums visiems laimėti ir su gerom pergalėm, bet iš kitos pusės po to ciklo bus jau aukštesnis divizionas ir bus gan stipresnės, žymiai stipresnės komandos, tai kaip ir sakyčiau, pavasarį reiktų išnaudoti kaip gerą įdirbį. Tam tikrai negalima vienareikšmiškai atleisti visko.